Labadiena, sveikinamės iš Naujosios Akmenės. Čia netrukus prasidės Top Sport Futsal A lygos trečiojo turo trečios rungtynės. Susitinka FK Akmenės kraštas ir svečiai VGTU Vilkai. Tarūnas pašnekėjo dėl aprangos detalių. Pirmasis kampinis, pirmas bandymas nuvyjoti iš eigos, nestabdant. Ir pažeistos taisyklės. Aristofanės Dakūnė ir pirmas įvartis. Štai taip, Aurimas Pukevičius užklupo netikėtai, rado spragą, reikia pažiūrėti dar kartą kartojama, tribūnos. Girdisi truputėlį pavienė, čia galbūt galimybė VGTU Vilkams ir ta galimybė puikiai pasinaudoja Lukas Tarūnas. Štai taip, viena klaida perdodant kamuolį, perimtas kamuolys, vieno žaidėjo kontrataka ir 2-0. Geriausias turo vartininkas po pirmo kėlinio Justinas Lesickas neabejotinai yra pagrindinis kandidatas. Buvo ir pirmasis įvartis atsidūrė VGTU Vilkų vartuose. Pagaliau įžaidė taip kamuolį, kaip norėjo. Ir Felipe da Silva liko 10 vietoje, paskutinėje vietoje ir atkrintamosiose varžybose nedalyvavo. Dar kartelį, kiek gali sektis ir galiausiai sėkmė nusisuka. 8 numeris Felipe da Silva pelno antrą savo įvartį, lygina rezultatą. Kartu su Wellingtonu, Ihoriu Manduru ir Mateusu. Obaba, štai tau ir atsakymas. Aurimas Pukevičius išlieja visą tą susikaupusį sportinį pyktį. Regis dar kartelį atrėmė varžovo smūgį. Wellingtonas, daug erdvės. Na ir prašau. Čia išperka savo kaltę Rodrygas Felipe Gonsalvesas. Vos minutė erdvė aikštėje. Geras derinukas ir vėl Justinas Lesickas. Čia pražanga. Taip ir yra Wellingtonas Toresas. Prie kamulio, čia gali smūgiuoti tiesiai vartus, gali ir atlikti perdavimą. Renkasi smūgį ir rodo Jurgita Mačikūnytė, kad kamuolys kirto vartų liniją. 9-3-4 aikštė žaidėja. Justinas Lesickas regis nėra iš tų vartininkų, kurie galėtų... Rodrygasas, 99 numeris, kokios emocijos, koksai protrūkis ir vienas prieš kelis sužaidė šis futbolininkas iš Brazilijos. Po antrojo ir trečiojo turų mažėja taškų neturinčių komandų gretos ir čia deda tašką šiose rungtynėse. Wellingtonas Toresas, 13 numeris, nespėjo atsikeisti VGTU Vilkų vartininkas Justinas Lesickas. 6-3, persvara solidi ir čia jau galima dėti tašką rungtynėse. Pirmą norėčiau padėkoti visiems žiūrovams, visai bendruomeniai, kas susirinko ir palaikė mumis. Tai pirmoji pergalė, kurioje dirbom labai stipriai, labai sunkiai. Tai ką iš tikrųjų rungtynės pati pradžia, pati visa eiga buvo labai sunki. Aišku, įsimušėm tą pirmą įvartį, kas šiek tiek palengvina, kas smagu, kad varžovai iki galo kovojo ir tikrai davė gerą kovą. Tas yra tikrai smagu, bet geros tikrai rungtynės ir labai smagu su pirma pergalė. Pirma pusė buvo tokia sunkesnė. Kokius pakeitimus padarėt per ilgąją pertrauką, kas lėmė tikriausiai antrąjį rungtynių dalį daug sėkmingesnį? Tai ko pritrūko, galima pasakyti, pirmoji rungtynių daly, tai to agresyvumo, gal ir pritrūko koncentracijos gynyboje, to jis aiškiai matėsi, tie pirmi įvarčiai tokie, o treneris griežtai pasakė, kad dabar viskas viskas arba nieko, reikia agresyviau, reikia ir tiesiog daugiau sutelkti koncentracijos gynyboje. Ir tiek. Komentaras toks, kad tos rungtynės turbūt savo scenarijum, gal ir esmė, turbūt priminė praėjusios Akmenės rungtynės su Žalgiriu, kurie irgi pirmavo. Po to ir turbūt jėgų pritrūko ir varžovai stipresni buvo, tai turbūt ir mums panašų scenarijų šiandien pirmavom. Aišku, daug teko gintis, tai kad praleisim čia žaidimo logikos, tas diktavo, bet visumoje praeitas rungtynės taip, sulošėm vangiai pirmus 2 turus, mažai kovos buvo, tai šiandien galim pasidžiaugti, kad nors
davėm rimtesnę kovą. Ar bus komandoje papildymas? Bus čia, šiandien jau du pasipildė, aišku, tik tais grįžo iš kažkur, tai nelabai tonuse, bet jeigu treniruos. Bus ir vėliau pasipildymas, bet tai atskira tema, tai čia teisėjos kalba, tai su mumis, tai nežinau, jau gyvūnų teisė su šunim turbūt neleidžia taip kalbėti. Tai čia, ką mums ten neša, tai nežinau, nu baisu ta prasme, kas čia mes važiuojam, žais futbolą, daryk burną, dar kažkas, nu aš sakau, čia šūnė atimtų, jeigu taip šnekėtum. Kitas dalykas, visos baudos, kurios neaiškios, tai ir įvartį mato, ir tą mato, visas baudas neaiškios į vieną pusę, bet mums priskaičiavo per daug baudų ir mes vienu įvarčiu pralaiminėjant, mes ginčiamės, protestavom, vis tiek mums įmeta 5 baudą. Mes tuo metu pralaimėjom vienu įvarčiu. Gaunam 6 įvartį, mes čia negalim bauduoti, nes mes, ne 6, nu gavom, nežinau, 5, koks ten buvo. Mes negalim bauduoti, kad negau centre 6 baudos, tai gaunam įvartį, tai po to atšaukė mums tą baudą. Nu tai čia, nežinau, 24 metai dabar kokie čia. Nu. Ko reikėtų, kad VGTU Vilkai nutrauktų nesėkmių seriją? Reikėtų ko? Reikėtų, kad futsalą Vilniui pradėtų remti miestas, nu, ir kad Vilniečiai nevažinėtų žais po kitus šituos, bet dabar patvirtino rėmimo programą 3 metam, tai išdalino visiems didiesiam klubam, davė po 1 milijoną, futsalų ir kitom mažom šakom neatsirado. Ant futsalo tai čia aš klausiau Vilniaus sporto vado, sakau, pateikęs paraišką buvau, sakau, tai turėkit omeny, kad pateikėm, būtų gerai, kad prisidėtumėt prie salės futbolo, nes čia 20 metų į Vilniui kiek yra, tai iš 3 komandų liko 1 vos gyva ir niekada savivaldybė neduodo pinigų. Tai jis man sakė, kad sako, turi LFF didelį biudžetą, sako, taip davė supras, kad prašykit jų, tai, nu žodžiu, esam įkaitai kažkokių buvusių LFF darbuotojų, kurie dabar Vilniui vadovauja sportui, ambicijų ir kažkokių kitų ten, nežinau, ambicijų realiai, vaikiškų ir va taip ir gyvenam. Vargstam realiai, ką aš noriu padėkoti žaidėjim, kad atvažiuoja rungtynės ir aš čia vienas kol kas visų organizacinių darbų siemu. Man tik tai dalina patarimus, bet tiem, kurie dalina patarimus, norėčiau paprašyti ateiti rungtynės ir bent jau prie tablo pasidėti ar dar kažką ten padirbti. Bus Vilniaus futzalui geriau nuo to.